Šiandien žiniose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu išrinktas kartą jau prezidentavęs Donaldas Trumpas. Imtis vadovauti galingiausiai pasaulio valstybei jam visai netrukdo garbus amžius Trumpui 78. Kada į pirmąjį posėdį rinksis naujasis Lietuvos Seimas? Nepraėjo ne 15 metų ir pagaliau sulaukėme nuosprendžio buvusiems Snoro vadovams Antonovui ir Baranauskui. Bet kas iš to, jei areštuotas turtas nuvertėjęs, o vieno iš jų gal jau ir išvis nėra tarp gyvųjų. Paslaptingi geradariai kompensuos Baltcap investuotojams Stepukonio praloštus milijonus. Ar tai reiškia, kad jis išsisuks nuo atsakomybės? Netrukus įsigalios kelių eismo taisyklių pakeitimai, kas naujo. Ir pyragų diena Vytauto didžiojo universitete. Ne tik pyragai, bet ir labdara. Donaldas Trumpas vėl tapo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Apie tai jis pats paskelbė Floridoje susirinkusiems savo šalininkams, nė nelaukęs galutinių balsavimo rezultatų. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Ačiū Jums labai, tai politinė pergalė, kurios šalis niekada nebuvo mačiusi. Political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Tai bus Amerikos aukso amžius. Amerikos ateitis bus didingesnė, geresnė, turtingesnė, saugesnė ir stipresnė negu kada nors anksčiau. Dievas sergsti Jūs ir Dievas sergsti Ameriką. Ačiū Jums. Su pergalė Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose naująjį senąjį prezidentą šįryt jau sveikino valstybių vadovai, vienas iš pirmųjų, ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda akcentavęs transatlantinės vienybės būtinumą. JAF yra strateginė Lietuvos sąjungininkė, abi šalys rimtai žiūri į savo saugumą. Šiuo metu Lietuva gynybai skiria 3,5% bendrojo vidaus produkto ir ketina didinti finansavimą. Socialinėme tinkle X šįryt parašė mūsų šalies vadovas. Ir suklydo skaičius pagražindamas, mat iš tikrųjų gynybos finansavimas yra tik 3,2%. Su istoriniu perrinkimu Donaldą Trumpą pasveikino ir iš aktyvios politikos besitraukiantis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ilgalaikiai ir besitęsianti mūsų tautų draugystė įveiks visus mūsų priešus. Tame pačiame socialinėme tinkle X šįryt parašė jis. Su pergale Trumpą internete pasveikino ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Tikimės tęsti mūsų artimą bendradarbiavimą ir partnerystę stiprūs kartu. Donaldo Trumpo pergalė rinkimuose ne tik sugrąžins jį į Baltuosius rūmus, bet ir suteiks jam galimybę atsikratyti teisinių bėdų. Mat būdamas prezidentu, Trumpas gali padaryti taip, kad jam iškeltos federalinės baudžiamosios bylos išnyktų, o valstijose iškeltos bylos būtų sustabdytos iki tol, kol jis paliks ovalųjį kabinetą po 4 metų. Donaldui Trumpui 78. Išties labai garbus amžius, bet tai jam netrukdo imtis vadovauti galingiausiai pasaulio valstybei. Priešingai nei mūsų rinkimus laimėjusios partijos vadoviai, pareiškusiai, kad yra nebepajėgi imtis premjerystės, nors jai viso labo tik 64. Spalio mėnesį naujai išrinktas Seimas į pirmąjį parlamento posėdį rinksis kitą savaitę. Ketvirtadienį, tai numato prezidento Gitano Nausėdos šiandien pasirašytas dekretas. Per pirmąjį posėdį naujai išrinkti parlamentarai duoda priesaiką, nuo to laiko pradedamas skaičiuoti jų įgaliojimų laikas. Kaip numato Seimo statutas, pirmąjį po rinkimų Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys. Šį kartą tai bus socialdemokratė Birutė Visaitė. Ji vadovaus posėdžiams tol, kol bus išrinktas Seimo pirmininkas. Parlamente dirba 141 Seimo narys. Socialdemokratai jame turės 52 mandatus, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 28 mandatus, partija Nemuno aušra 20 mandatų. Dar 14 mandatų gavo Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, 12 liberalų sąjūdis, 8 mandatus užsitikrino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcija, po 1 mandatą gavo Nacionalinis susivienijimas ir partija Laisvė ir teisingumas. Į Seimą pateko ir 2 save išsikėlę politikai. Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad siektų ministro portfelio, jeigu jo vadovaujama politinė jėga dalyvautų valdančiojoje centro kairės koalicijoje. Po susitikimo su Seimo rinkimus laimėjusiais socialdemokratais pareiškė politikas.
Natūralu, kiekviena partija ir kiekvienas partijos narys tikisi, kad jos partijos lyderis gali dalyvauti vyriausybėje. Tai matyt, palaukite ir pamatysite. Turite dar 3 savaitės. Tai Nemuno aušra, mes kaip politinė jėga neturime žmogaus, kuris būtų lyderis krašto apsaugos sistemoje. Nėra žmogus, kuris gali užimti užsienio reikalų šiandieną ministro pozicijose. Kitose mes turim, tik aš pasakau, kur mes turime stipriausius žmonės, kad galimam premjerui Gintautui Paluckui nepadaryti gėdos, kad nepadarytų koalicijai gėdos. Tai galim siūlyti tos žmonės į tas ministerijas, kuriuose realiai yra stipriausi. Kodėl tos 3-4, jūs sakėte 3-4 ministrai, tai 3-4 tos sritys? Jeigu nebūsiu pakviestas į koalicijas, ką man vardinti šitą dalyką? Penktadienį, jeigu mes sulauksim kvietimą, tai mes pristatysim. Svarbu, kur yra stipriausios jūsų sritys. Dar kartą aš esu pasakęs, tai pasikartosiu. Tai yra aplinkosauga, žemės ūkis, teisingumas, socialinė apsauga, sveikatos apsauga ministerija, vidaus reikalų ministerija. Ponia Širinskienė tikrai matyčiau teisingumo ministrė. Tai čia jau ko gero ponia Širinskienė turėtų apsispręsti. Agnė tai žmogus, kuris savo juodų darbų įrodė, kad jinai yra verta būti valstybės valdymo procese ir kad jos darbas ir jos patirtis yra reikalinga šiandien valstybei. Apie ministrų postus, kas galėtų, koks asmuo galėtų žimti vieną ar kitą ministrų postą, tikrai nebuvo kalbėta. Remigijus Žemaitaitis turi įvairių kompetencijų. Kol kas tai yra tik tai vienas iš to platesnio raundo susitikimų ir mes gana konstruktyviai pasišnekėjom dėl programinių nuostatų, dėl valstybės svarbių dalykų, taip kad džiaugiamės šiuo susitikimu. Tai, kad turi reikalų su teisėsauga anot Žemaitaičio, neturėtų trukdyti tapti ministru. Šiandieną norėčiau pasveikinti, kad išrinko Amerikos prezidentas žmogų, kuris 4 kartus teistas ir kitą savaitę dar kartą bus nuteistas. Tai Ne, tai žiūrėkit, nustokit klijuoti klišės ir pasirūpinkite konservatorių partiją, Fokspėjų ir Gabrieliaus Landsbergio. Tai ten baudžiamųjų bylų ir vagysčių ir tiek, kiek pridarė Lietuvai gėdos, tai dar ne viena partija nėra padariusi. Ir ypatingai 2007 metų, kai buvo pripažinta teroristinė partija. Tačiau Žemaitaitis nemano, kad galėtų pretenduoti į Seimo pirmininko pareigas. Aš matyti esu tos sveiko proto kairysis, ne? Tai tikrai Žemaitaitis galėtų tapti Seimo pirmininku, žinant tai, kad mano dar yra byla ir žinant tai, kad tarptautiniai bendruomeniai kai kurie asmenys nori primesti klišę, kad Žemaitaitis yra kažkoks blogis. Socialdemokratų apsisprendimą ar jo partija kviečiama formuoti valdančiąją daugumą 20 mandatų naujajame Seime per šios rinkimus gavusios partijos Nemuno aušra lyderis tikisi sužinoti rytoj. Ketvirtadienio rytą numatytas LSDP derybininkų susitikimas su Liberalų sąjūdžio vadovybe. Tuo metu Gintautas Paluckas sako, kad iki šeštadienio sprendimo tikėtis nerealu. Paklaustas, ar turi lūkestį sulaukti kvietimo į koaliciją, Žemaitaitis atsakė taip. Sigutis Jačėnas sakė, aukso puodą šaukdavo, jeigu prisimena, tai palaukime matyti rytoj ir pažiūrėsim, ką Sigutis Jačėnas pasakys Barboros gatvėje, ar gali ar negali. LSDP būstinė įsikūrusi Barboros Radvilaitės gatvėje Vilniuje. Seimo rinkimus laimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija iš pradžių nekvietė Nemuno aušros prisidėti, formuojant valdančiąją daugumą kvietimo sulaukė tik Demokratų sąjunga, vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tačiau Vilijai Blinkevičiūtei atsisakius būti premjere, partijos prezidiumas nusprendė išplėsti partijų, kurias kviečia konsultacijoms dėl koalicijos sąrašą. Tarp jų dar pateko liberalai ir Nemuno aušra. Nepraėjo ne 15 metų ir kadaise didžiulį rezonansą sukėlusioje Snoro byloje paskelbtas nuosprendis buvusiems jau seniai likviduotos Snoro banko savininkams Vladimirui Antonovui ir Raimondui Baranauskui. Teismas buvusiems Snoro banko savininkams už akių skyrė 10,5 metų laisvės atėmimo tiek, kiek ir prašė generalinė prokuratūra. Visos ištirtos bylos aplinkybės rodo, kad būtent Antonovas buvo nusikalstamų veikų pagrindinis organizatorius. Visi tie nusikaltimai yra padaryti veikiant tiesiogiai netyčia organizuotojo grupėje. Nusikaltimai buvo ruošiami iš anksto, kruopščiai suplanuoti, tęsiasi ilgą laiką. Iki centų suskaičiuota, kiek žalos, kaip manoma, Rusijoje besislapstantis Baranauskas ir Antonovas padarė kreditoriams, kitiems banko akcininkams ir netiesiogiai valstybei. Pasisavinto turto suma sudaro 509 813 292 eurus ir 60 euro centų. Padaryta žala Snoro banko kreditoriams 466 675 691 euras ir 27 euro centai.
Tačiau kas iš to nuosprendžio ir iš tų skaičiavimų, jeigu galimybių priversti finansinius nusikaltėlius atlikti bausmę praktiškai jokių. Mat vieno Rusija neišduoda ir neišduos. Maskva neišduoda savo piliečių. Baranauskui jie skiria apsaugą, neapsaugą atsisakė išduoti, o Antonovas yra Rusijos pilietis. O kitam buvo taikoma liudytojų apsaugos programa, o dabar gal jau jo ir išvis nėra tarp gyvųjų. Yra tokia, nežinau, ar jums žinoma ar nežinoma detalė, kad prieš savaitę teisme gautas advokatų kreipimasis. Ten yra nurodoma pateikti 2 kopijos dokumentų procesinių, o tų dokumentų esmė yra ta, kad Vladimirui Antonovui Maskvoje buvo taikomas liudytojų apsaugos programa. Jis buvo taikoma terminuotai ir pasibaigus tos programos, tos apsaugos taikymo laikotarpį, kitą dieną Vladimiras Antonovas dingo. Antonovo tėvas kreipėsi į policijos įstaigą kovo mėnesį šių metų, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, darydamas prielaidą, kad jo sūnus gali būti nužudytas. Ir tas sprendimas pradėti ikiteismą buvo priimtas. Na, o prieš mėnesį, spalio mėnesį, Antonovo tėvas Maskvoje kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti jo sūnų mirusiu. Paskelbtas mirusiu nebūtinai mirė, sako Rusijos nusikalstamo pasaulio žinovai. Nedaug naudos ir iš kadaise areštuotos Noro savininkų turto. Pats ikiteisminis tyrimas vyko 8 metus. Byla teisme jau nuo 20 metų pradžios. Bentley, Mercedes-Benz, namas Prancūzijos kurorte Kruševėlį. Yra dar BMW mašiniukas Lietuvoje. Jie per tokį laiką yra taip, kaip yra. Laikas ėjo, tie automobiliai, daiktai nekilnojami, jie yra po biškį. Taip, kad vykdant tą procesą visą tai bus sprendžiama iš naujo. Žinau, kad dėl namo Prancūzijos valdinėjimo kurorte Kruševėlį advokatai labai aktyviai veikia, jie rašė raštus, kad jie reikia remontuoti, kad yra išlaidų ir panašiai ir panašiai. Taip, kad žiūrint taip iš objektyvios pusės, turtas per tokį laiką, jisai turi būti prižiūrimas, turi būti investuojama. Taip, kad ta vertė yra, šiandien būtų labai sunku pasakyti. Antonovas ir Baranauskas nuteisti dėl didelės vertės Noro turto pasisavinimo, jo iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamų būdų įgyto turto legalizavimo, apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo. Bankos Noras veikla buvo sustabdyta 2011 metų pabaigoje. Ikiteisminis tyrimas truko nuo 2011 lapkričio iki 2019 sausio, tačiau prireikė dar 5 metų, kad pagaliau visuomenė išgirstų nuosprendį. Anksčiau skelbta, kad bylą sudaro daugiau kaip 500 tomų. Įdomu, kiek dešimtmečių truks pavyzdžiui Šarūno Stepukonio byla arba Foxpay. Tiesą sakant, mums Lietuvos gyventojams būtų kur kas įdomiau sužinoti, kasgi sudarė šiltnamio sąlygas rusų aferistams elgtis mūsų šalyje kaip namie. Į privačias sąskaitas Šveicarijos bankuose netrukdomai pumpuoti 100 milijonų. Nes be mūsų priežiūros institucijų vadovų ir politikų užnugarioje to niekaip nebūtų galėję padaryti. Kitaip tariant, kas tie bendrininkai čia ir kur jų arešto orderiai, o juk daugelis iš jų dar gyvi. Investicijų bendrovė Baltcap ir jos fondo investuotojai sutarė dėl dingusių 40 milijonų eurų, kuriuos galimai pasisavino buvęs fondo partneris Šarūnas Stepukonis atgavimo. Susitarimas numato esminės prarastų lėšų susigrąžinimo sąlygas. Dėl to fondo investuotojai nepatirs jokių nuostolių, šiandien pranešė Baltcap. Nors veikla susijusi su pensijų fondais, lėšų atgavimo plano bendrovė neatskleidžia ir neketina atskleisti. Kitaip tariant, aplink miglotą istoriją paskleista dar daugiau dūmų, nes lieka nežinoma nei kas tie gerieji dėdės dengiantys Stepukonio pridarytus nuostolius, nei kodėl jie tai daro. Stepukonis įtariamas neteisėtai pasisavinęs bent 27 milijonus eurų iš fondo įmonių. Baltcap teigimu iš fondo įmonių galėjo dingti apie 40 milijonų. Įtariama, kad didžiąją dalį pasisavintų pinigų buvęs fondo partneris tiesiog pralošė kazino. Tačiau ar atgavus pinigus nebus sutarta, kad niekas niekam jokių pretenzijų nebeturi? Ar tai reiškia, kad tai leis Stepukoniui išsisukti nuo atsakomybės ir teisingos bausmės? Stepukonis vasarį buvo sulaikytas Vilniuje, tyrimą dėl Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos prokuratūra, jį atlikti pavesta finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai.
Tačiau apie rezonansinės bylos eigą nieko negirdėti, išskyrus tai, kad Stepukonis dabar segė apykoje ir turi būti namie. Vis dėlto, nepaisant to, Vilniaus apygardos teismui vis tiek niekaip nepavyksta jo pakviesti į investicijų fondo Baltcap civilinės bylos nagrinėjimą. Tai gal reikėtų atvesdinti, jeigu jau, kaip sako teisėsauga, žmogus su apykoje sėdi namie. Nuo gruodžio įsigaliojus kelių eismo taisyklių pakeitimams bus neberekomenduojama, o privaloma laikyti saugaus atstumo, lenkiant pėsčiuosius ir dviratininkus, bus draudžiama palikti automobilius intensyvesnio eismo keliuose, taip pat atsiras naujų kelio ženklų. Važiuojant nedidesniu kaip 50 km/h greičiu, bus privaloma palikti ne mažesnio kaip 1 metro šoninio atstumo, o greičiau ne mažiau kaip 1,5 metro nuo pėsčiųjų arba dviratininkų. Sugriežtinami reikalavimai ir dėl automobilių bei jų priekabų palikimo. Jų sustojimas ir stovėjimas bus draudžiamas keliuose iš 2 ir daugiau eismo juostų viena kryptimi, kur greitis didesnis kaip 50 km/h, išskyrus tam tikras vietas. Pakeitimuose įkėti traukiami ir nauji kelio ženklai. Ženklas mažos taršos zona žymės savivaldybės tarybos nustatyta miesto teritorija, kurioje ribojamas arba visiškai draudžiamas visų motorinių transporto priemonių eismas išskyrus netaršias transporto priemonės. Toks ženklas bus įvestas Vilniaus senamiestyje. Siekiant aiškiau informuoti eismo dalyvius, taisyklėse apibrėžiama, kokius pažeidimus fiksuoja stacionarieji matuokliai paženklinti ženklais, automatinė eismo kontrolė. Naujo tipo kelio ženklas su pavaizduota fotokamera žymės matuoklius fiksuojančius nustatyto greičio taisyklių pažeidimus, o seno tipo ženklas fiksuos ne greitį, o kitus taisyklių pažeidimus. Kelių eismo taisyklių pakeitimai įsigalios nuo gruodžio 1. Lapkričio 6 dieną tradiciškai minima pyragų diena, kurios tikslas yra dalintis bei aukoti tiems, kam labiausiai reikia paramos. Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Kauno filialo nariai bei Lietuvos psichologijos studentų asociacija LIPSA pakvietė Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės narius prisidėti prie pyragų dienos iniciatyvos, kepti pyragus ir rinkti paramą organizacijai Gelbėkit vaikus. Organizuojame tarptautinę pyragų dieną. Mūsų tradicinis renginys jau daug metų ELSA Kaunas organizuoja pyragų dieną kartu su kita organizacija Vadūno LIPSA. Mes pasirenkame iniciatyvą, kuriai paaukosime surinktus pinigėlius iškepdami pyragus ir jau 2 metus iš eilės aukojame Gelbėkit vaikus. Tai šiemet taip pat. Kad ateina žmogus ir aukoja, kiek jam atrodo, kiek jisai nori paaukoti ir negaliu statyti nei kažkokio limito, kiek tikėsi surinkti, nes kiekvieną individualiai priklauso, kiek žmogus gali sau leisti paaukoti. Perdodame surinktas lėšas, aukas Gelbėkit vaikus organizacijai. Kodėl būtent neaukojant vaikams, dėl to bandome daryti gerus darbus. Mūsų organizacija atsivežė keksiukus. Iškepė mūsų grupės reprezentatorė vadovė iš LIPSOS. Iškepiau pyragą šiandien, bent jau mano šeimos tarpe. Sakykime, aš išgarsėjusi savo tradiciniais obuolių pyragais. Tai būtent šiandien iškepiau obuolių pyragą. Pinigai yra tokia universaliausia priemonė, kurią galime prisidėti. Sinoptikai sako, kad iki savaitės pabaigos Lietuvoje įsitvirtino ramus ir rudeniškai monotoniški orai. Ketvirtadienį vietomis numatomas nedidelis lietus, dulksna, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų naktį 3,8, dieną 50 m/s, temperatūra naktį 4,9, vietomis tik 0,3, dieną 6,11 laipsnių šilumos. Rygoje rytoj debesuota, naktį apie 9, dieną iki 10 šilumos, debesuota ir Taline. Termometrų stulpeliai visą parą kils ne aukščiau 9 laipsnių. Varšuva pirmoje dienos pusėje gaubs rūkas, naktį apie 0, dieną iki 5 šilumos. Kyjive nepastoviai debesuota, naktį apie 3, dieną iki 9 laipsnių šilumos.